Sveikas, tai žiūrėk, prisijungiam prie admin sistemos, yra App Page Builder, einam į Profile Manager, spaudžiam ant Home 3. Čia tu gali labai daug padaryti, čia yra visi nustatymai, bet čia gali ir sugriauti labai svetainę. Nu tai tiesiog atsargiai žiūrėk, ką darot, bet iš esmės, tai vat kada paskrolinam, čia mes matom yra nova produkcija, nuplės. Kada paspaudžiam ant Widget ID, mes tada matom, kad čia ima iš šitos kategorijos produktus ir orderis yra tiesiog random. Mes galim ascending, descending pagal admin sistemos produktų eiliškumą padaryti. Nu, tai teoriškai, jeigu mes turime produktus, pasiėmam kategoriją, pasiėmam kažkokią ten tą kategoriją, jau gerai, kažkokią tai, kur būtų daugiau prekių. Nu, kur pasisukiauti. Taip, ir čia mes turime galimybę poziciją editing. Paspaudžiam edit poziciją ir čia perstumdom visus produktus taip, kaip norim. O appse tada padaryti ascending, pavyzdžiui, nuo viršaus į apačią, ne? Taip toliau. Tai vat šitoje vietoje tai ir galite valdyti tiek šitą ir tiek produktų, kad karuselė yra irgi lygiai taip pat galima ką valdyti. Čia ir tas limitas yra, viskas yra.